Viešpat su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Persyrę per ežerą Jėzus su mokiniais pasiekė Genezaretą ir čia lipo į krantą. Jiems išlipus iš valties žmonės tojau pažino Jėzų, paskelbė visai apylinkiai ir pradėjo gabenti neštuvais ligonius ten, kur girdėjo jį esant. Iš kur Jėzus užeidavo į kaimus, miestus ar vienkiemius, jie aikštėse guldydavo ligonius ir maldaudavo jį, kad leistų jiems palytėti bent savo drabužio apvadą. Ir kas tik jį paliesdavo, išgydavo. Tai viešpaties žodis. Pirmoji Karalių knyga šiandien leidžia mums sudalyvauti labai svarbioje išrinktosios tautos akimirkoje. Sandoros skrynia yra atgabenama pagaliau jau į pastatytą naujai šventyklą. Ir atkreipkime dėmesį į tokį tarsi mažmožį, bet visiškai nemažmožį, kad arkoje toje sandoros skrynioje nebuvo nieko išskyrus 2 akmens plokštės. Tai yra labai stiprus simbolis, jeigu mes pažvelgsime plačiau į kontekstą, kuriame visa tai vyksta. Bet aišku yra viena, kad Dievas nenori būti siejamas su daiktais, bet su žodžiu, su sandora. Išėjimo knygoje 34 skyriuje skaitome: tada viešpats tarė Mozei, užrašyk šiuos žodžius, nes pagal šiuos žodžius aš sudariau sandorą su tavimi ir su Izraeliu. Jis užrašė ant lentelių sandoros žodžius, 10 įsakymų arba 10 žodžių, dekalogas, 10 žodžių žodžiu. Taigi sandoros skrynioje guli žodis iš tiesų, Dievo žodis. O Saliamono laikais, jeigu žiūrėsime tą platesnį kontekstą dabar į kaimyninės tautas, į kurias taip pat bandė lygiuotis išrinktoji tauta, šituo atveju nebesilygiuoja, pavyzdžiui, į egiptiečius ar kanaaniečius, nes jie savo šventyklose, savo šventosiose vietose laikė dievus statulas. Tai buvo fizinės figūros, kurias galima matyti, galima aprengti, galima simboliškai pamaitinti, o Izraelis daro visiškai kitokį žingsnį, žodžiu. Nestato jokių statulų, nieko nerengia, nieko nemaitina, bet tame didingiausiame pastate, iš tiesų tais laikais, centre to pastato pastato skrynę, kurioje nėra jokio atvaizdo, jokios skulptūros. Yra tik tai išraižyti žodžiai, rašmenys, Dievo žodžiai. Tai yra ženklas, kad Dievas nėra kažkas, ką tu turi. Dievas yra asmuo, kuris nepavargsta diena po dienos mūsų kviesti santykiui, pasikalbėjimui, klausimui. Žodis reikalauja atsako, dialogo, ištikimybės, o statulai pakanka ritualo, apeigos. Esu ramus, kai kažką padarau, o ar klausau, ar girdžiu, o kam tai rūpi? Kam tai rūpi? Aš ateinu, aš pasimeldžiau, aš sukalbėjau, aš dalyvau, o kam tai rūpi, ką žodis sako? Kam tai rūpi? Man nerūpi, aš atėjau, aš buvau, žodžiu, ne, toks ritualas ir žodis, tokia įtampa yra šiandienos skaitinyje. Tai galima klausti ir kiekvienas savo galit kažkaip atsakyti į tuos klausimus, į ką panašesnis tas mano tikėjimas, į santykį, draugystę ar ritualo atlikimą, tikintis labai greito rezultato. Ar aš kreipiuosi į Dievą tik tada, kai man reikia ko nors, tai panašu į ritualą, ar palaikau kasdien tą ryšį, net ir neturėdamas jokių prašymų. Ar sugebu ir renkuosi klausytis Dievo žodį, skaityti Dievo žodį, ar aš tik tai Dievą bombarduoju savo žodžiai, žodžiu, nes tai panašu taip pat į ritualą, o ne į santykį. Tad
melskime Dievą, padėk mums megzti tikrą santykį su tavimi, pamilti, ieškoti ir alkti tik tai tavo žodžio.